Labas vakaras, tariu Jums rugpjūčio 27-ąją ketvirtadienį ir kviečiu pasižiūrėti Jonavos kabelinės televizijos AVA parengtas žinias. Be elektros dar 4700 jonaviečių. Jonavos ugdymo įstaigos keičiasi prieš rugsėjį. Infarktą patyręs Jonavos ligoninės vadovas sveiksta. Prasideda žemėtvarkos darbai Gaižiūnų poligono plėtrai. Jonavos rajone be elektros dar likę 4700 gyventojų. Jie pasakoja, jog elektros laukia jau 6 dieną. Naujausiais ESO duomenimis šiuo metu Jonavos rajone elektros tiekimas yra sutrikęs 4700 klientų. Rajone fiksuoti 165 elektros tiekimo sutrikimai. Didžiausias poveikis buvo fiksuojamas šeštadienio vakarą. Tuomet Jonavos rajone buvo užfiksuoti 56 elektros tiekimo sutrikimai, o be elektros liko beveik 10 000 vartotojų. Tačiau dalį rajono gyventojų elektros vis dar nėra nuo pat šeštadienio. Apie sutrikimus žiniasklaidai pranešta iš Ragožių, Panoterių, Gulbiniškių, Albertavos, Gaižiūnų, Bajoriškių, Vaivadiškių, Užupių, Dubių, Kabelių, Baltromiškių, Mantromiškių ir kitų vietovių. Elektros tiekimo vis dar laukia ir kai kurių sodų bendrijų gyventojai. Daliai žmonių elektros nebuvimas reiškia ne tik tamsą namuose, bet ir vandens problemą. Pavyzdžiui, Taurostos gatvėje gyvenanti moteris pasakojo, kad jos namuose dėl neveikiančio elektrinio siurblio nėra ir šulinio vandens. Gyventojai taip pat susidūrė ir su atvejais, kai gavo ESO pranešimus apie esą pašalintą gedimą, tačiau elektros tiekimas jų namuose realiai nebuvo atkurtas. ESO informuoja, kad Jonavos rajone elektros tiekimo atkūrimo darbai tęsiami, o jų trukmė priklauso nuo konkretaus gedimo ir tinklui padarytos žalos. Tuo metu rajono gyventojams svarbiausias klausimas išlieka tas, kada jų namuose vėl bus elektra. Nuolatos atnaujinama informacija apie elektros tiekimo atstatymo laiką yra ESO puslapyje, kuriame minima, kad planuojamas atstatymo terminas Jonavoje yra rugpjūčio 28 diena. Na, o apie pavojingas situacijas būtina pranešti trumpuoju numeriu 1852. Kol vaikai atostogauja, Jonavos mokyklose ir darželiuose pats darbymetis. Ugdymo įstaigos keičiasi prieš rugsėjį. Nors paskutinė vasaros savaitė daugeliui metas dar pasimėgauti atostogomis, Jonavos ugdymo įstaigose darbų netrūksta. Mokyklose ir darželiuose baigiami remonto bei atnaujinimo darbai, ruošiamos erdvės naujiems mokslo metams. Šią savaitę ugdymo įstaigas aplankė ir Jonavos rajono mero patarėja Birutė Gailienė. Gerbiama Birutė, tai tradiciškai prieš rugsėjo mokslo metus pradedat apžiūrėti ugdymo įstaigas. Kuriuose įstaigose jau lankėtės ir jau ar yra kažkokios tai jūsų išvados? Labai diena. Taip, iš tiesų, kiekvieną metų rugpjūčio pabaigoje mes aplankome savo įstaigas, kurios dėl savo nuolat vykdomo ugdymo proceso negali metų eigoje atsinaujinti, todėl kad ten vyksta pamokos, vyksta užsiėmimai, bet vasara yra būtent tas metas, kada prasideda intensyvus darbymetis. Ir štai ir dabar mums bekalbant aplinkui, stovint prie Samulevičiaus progimnazijos, aplinkui zuja ir sunkioji technika, todėl kad vis dar vyksta įvairūs darbai. Jau lankėmės keletą įstaigų, bet ypatingai norėčiau akcentuoti būtent šią vietą, būtent Samulevičiaus progimnaziją, kurioje sutelktos didžiausios investicijos ir tai yra įstaiga, kuri yra renovuojama, atnaujinama jos išorė, šiuo metu tvarkomas ir vidus. Iš tiesų renovacijos darbai tęsiasi čia jau gan ilgokai nuo praėjusių metų ir ketinama juos šį rudenį jau galiausiai užbaigti. Tai galima matyti, kad įstaigos išorė pasitinka mus tikrai labai graži, daili, rūbas tikrai atsinaujinęs. Ką tik apsižiūrėjome ir įstaigos viduje, noriu tikrai išskirtinai pasidžiaugti, kad šitoje įstaigoje yra pritaikyti universalaus dizaino principai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mokyklos vidus pilnai pritaikytas asmenim, ar moksleiviam, kurie turėtų kažkokių tai judėjimo poreikių ir jiems, jeigu tektų naudotis kažkokia specialia
papildoma pagalba, norint patekti iš vieno aukšto į kitą, tai šitoje įstaigoje tas yra pilnai įmanoma. Ir šitoje vietoje turiu paminėti, kad mes nuolat stengiamės sudaryti sąlygas vaikam, moksleiviam, kurie turi judėjimo poreikių, pritaikyti patalpas mokyklose. Aišku, vienu metu to padaryti negalime, bet jau dabar, kaip ir minėjau, Samulevičiaus progimnazija yra pritaikyta, jau pernai buvo pritaikyta Senamiesčio gimnazija, o šiuo metu yra įrenginėjami taip pat ir liftai, ir neįgaliesiam pritaikyti sanitariniai mazgai Ralio gimnazijoje, kurioje taip pat lankėmės ir matėme vykstančius darbus. Na, iš tiesų, reikia pasakyti, kad visi turim lūkestį, jog darbai pasibaigtų rugsėjo 1 dienai ir visi galėtumėm sugrįžti į švarias, iščiustytas, nudailintas, išdažytas, atnaujintas patalpas, bet lūkesčiai teka savo vaga, o gyvenimas kita. Ir tikrai turiu pasakyti, kad daugelį įstaigų, kuriuose šiemet buvo numatytos vienokios ar kitokios investicijos, statybos ir remonto darbai vis dar vyksta. Na, galima čia turbūt būtų įvairias priežastis įvardinti. Visas statybų sektorius ne tik, sakykime, susijęs su švietimo įstaigų atnaujinimu, bet apskritai visas statybų sektorius kontekstas yra įtemptas, tų statybų ir remontų vyksta daug. Tikrai, na, šita rinka yra labai užsipildžiusi didelių poreikių ir natūralu, kad tie darbai vėluoja. Tai mes turim, na, sakykime, stovėdami šiandien prie Samulevičiaus progimnazijos, vis dėlto negaliu pasakyti, kad darbai iš principo vėluoja pagal sutarties terminus, nes terminas dar yra nepasibaigęs rangos darbų ir niekaip negalėtumėm kaltinti rangovo, kad atlieka darbus nelaiku, ne rugsėjo 1, nes ir nebuvo tokio sutarimo. Tačiau jau rudenį, labai tikiuosi, kad spalio, gal vėliausiai lapkričio mėnesį tikrai viskas jau bus pabaigta, bus sutvarkytos ir prieigos, nes šiandien matome, kad jos tikrai yra dar vis statybų aikštelė. Norėčiau paakcentuoti ir darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Mes turime mieste 6 darželius ir tikrai visuose vienokie ar kitokie darbai vyksta. Ir kai kur, na, tiesą sakant, net ne kai kur, o turbūt visuose ten, kur buvo tvarkomos grupės ar tvarkomos kitos erdvės, darbai rugsėjo 1 tikrai dar nebus pabaigti. Ir vėlgi tai yra, na, tikrai ne įstaigų kažkokia įstaigų neveikimas ar panašiai. Tai vis dažniausiai yra susiję tikrai su rangovo įsipareigojimais ir, na, tuo, kaip jis atlieka kokiu tempu darbus. Tai šitoje vietoje tikrai noriu ir paprašyti ir tėvelių kantrybės, ir supratingumo, bet kokie darbai, kad ir jie vyksta, jie tikrai nesitęs amžinai, o įstaigų vadovai užtikrins, kad šitų remonto pasekmių nepajaustų mažieji įstaigų lankytojai, kurių ir ugdymas, ir jų ramybė yra tikrai be galo svarbus. Kuo dar galėčiau pasidžiaugti? Džiaugiuosi ir, na, kitų šiek tiek aspektų. Mes pavasarį turėjome ypatingų situacijų dėl oro pavojaus ir visos švietimo įstaigos iš tikrųjų irgi, na, pirmą kartą susidūrė su tokia situacija ir, na, tikrai kūrė įvairius algoritmus, bandė pritaikyti savo erdves realiai situacijai, jeigu jinai tokia įvyktų, viena, sakykime, mūsų rajone. Tai vakar lankantis įstaigos ir šiandien besilankant jose pastebime, kad tikrai įstaigos yra rimtai pasižiūrėjusios į šitą situaciją ir labai atsakingai pasiruošusios. Tai galėčiau tikrai išskirti, kad ir Ralio gimnazijoje labai aiškiai parodyta, kur moksleiviai ar personalas turėtų eiti, kur susirinkti, ką daryti. Ir patekęs į gimnazijos erdvę, tiesiog jos koridoriuose, tu tikrai gali labai aiškiai matyti nuorodas ir instrukcijas. Tas iš tikrųjų nuteikia labai gerai, smagu, kad įstaigos ruošiasi ir tikrai tą daro neatmestinai. Na, taip pat ir darželiai. Štai, pavyzdžiui, Bitutės darželėje tikrai įrengta tokia laikina saugi vieta laikino susirinkimo, kur iš tikrųjų mes ją apžiūrėjome, jinai yra įstaigos Rusija. Tikrai
patalpos taip sudėliotos, kad vaikams būtų kuo mažesnis stresas, kad jie tikrai jaustųsi aplinkoje taip tarsi būtų grupėje. Tai tikrai džiaugiuosi, kad įstaigų vadovai nežiūri pro pirštus, nelaukia, kol tokia situacija realiai įvyks, tikėkime, kad jinai tikrai neįvyks niekada, bet tikrai jau šiandien tam yra pasiruošta. O įstaigas taip pat šiomis dienomis pasiekia ir papildomas inventorius, išmaniosios lentos, kurių įsigijimų pasirūpino savivaldybė, ir tikrai tai irgi praturtins ir atnaujins įstaigų inventorių. Kuo galiu dar pasidžiaugti, iš tikrųjų mūsų įstaigos yra tikrai stipriai skaitmenizuotos, įrankiai yra naudojami ugdymo procese išmanus, sąlygos, sakykime, buvimo klasėse irgi yra nuolat gerinamos, nes dabar jau net ir lankantis, pavyzdžiui, ar gimnazijoje, ar progimnazijoje, tikrai bene kiekvienas kabinetas turi kondicionierių, tai vėlgi tikrai galime džiaugtis, kad sukuriam sąlygas ugdymosi tikrai mūsų rajono moksleiviams geras, labai geras. Na, aišku, remontai, sąlygos moksleiviams tikrai geros sukurtos, bet visoje šalyje nuolat skamba užimtumo tarnyba, skaičiuoja, kad šalyje trūksta pedagogų, dėstytojų, mokytojų, kad ir auklėtojų darželiuose. Lygtais mūsų rajone šita problema nesijaučia kol kas, ar jau po truputį ryškėja, kad greičiausiai galim ir mes pritrūkti mokytojų? Manau, nesam išskirtiniai Lietuvos kontekste, pas mus taip pat įstaigos indikuoja, kad vieno ar kito mokytojo trūksta, bet turiu pasakyti, kad situaciją bandoma spręsti ir pasitelkiant įvairias tokias galimybės. Pavyzdžiui, toj pačioj Samulevičiaus progimnazijoje žinau, kad nuo rugsėjo matematiką dėstys nauja mokytoja, kuri dalyvauja specialioje programoje Renkuosi mokyti. Tai yra tokia programa, kuri kviečia žmonės, nesančius pedagogais, bet turinčių specialiųjų žinių, kurias galėtų pritaikyti mokydami vaikus. Šitą atranką Renkuosi mokyti vykdo ne savivaldybė, tai yra nacionalinė atranka, ir tiesiog tie žmonės yra nukreipiami į įstaigas ir gali dėstyti atitinkamą dalyką. Tai šiuo atveju, jeigu kalbant apie Samulevičiaus progimnaziją, žinau, kad tai bus matematikos mokytoja, ir manau, kad tikrai labai puikus sprendimas, ir jisai iš tiesų tikiuosi, kad pasiteisins, juolab, kad šioje būtent progimnazijoje tai yra ne pirmas bus pedagogas iš Renkuosi mokytis programos. Kodėl mes galbūt nejaučiam didelio tragizmo mokytojų trūkumo klausimų? Todėl, kad mes nuolat daug dėmesio skiriam mūsų švietimo tinklo optimizavimui ir bandom jį balansuoti. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad pavyzdžiui mūsų, ir šitos dvi miesto progimnazijos, jos turi skyrius kaimo vietovėse, ir reiškia, kad tai sutikėm galimybę pasidalinti su savo skyriais miesto pagrindinių savo įstaigų mokytojais. Tai irgi problema sprendžiama ir tokiu būdu, nes mokytojas tada, jeigu čia neturi pilno krūvio, ar net jeigu jį ir turi, tai gali turėti dar kažkiek pamokų ir kaimo mokykloje. Tai yra ir toks sprendimo būdas. Bet, aišku, reikia suprasti, kad šita problema, jinai su ateitimi auks. Nes ir šiandien švietimo ministerija indikuoja, kad mes jau pasiekėme visoje šalyje, ne tik Jonavoje, bet visoje šalyje vidutinį mokytojo amžių perkopėm 50 metų. Jeigu dar iki mokykliniam ugdyme darželyje mokytojų vidutinis amžius yra iki 50, tarp 45 ir 50 vidutinis, tai jau bendro ugdymo mokyklose šitas amžius perkopė 50. Tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia tiesiog šito mokytojų segmento senėjimą. Vadinasi, neateina į mokyklas jaunimo tiek, ir tiesiog amžėjimas ar senėjimas, kaip mes jį be pavadintumėm, ilgainiui lems, kad tie mokytojai, kurie šiandien yra 50-60 metų, netrukus iškeliaus į seniorystės metus, ir iš tiesų mums tų mokytojų tikrai trūks. Tai mes kaip savivaldybė beje turim ir programą specialią, kuri remia
asmenis norinčius persikvalifikuoti. Bet šito vietoj turiu paliudėti, kad tikrai nėra, vis dėlto neatsiranda praktiškai norinčių ir greičiausiai ta vis dėlto pedagogo patrauklumo klausimas čia atsiranda, profesijos patrauklumo. Nes ir šiandien ir ministerija tą sako, į pedagogikos studijas stoja, tikrai stojančių yra, nėra taip, kad trūktų, bet dėja dirbti mokyklas ateina tik tai dalis ir ta dalis nėra didelė. Linkime nestrikdančių statybų ir kad nepristiktume mokytojų. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Gerų mums naujų mokslo metų, likime visi sveiki, likime saugus, į visus šituos laikinus statybos rūpesčius stenkimės, kad jie mūsų neišbalansuotų, susikaupkim, susitelkim ir svarbiausia sveikata, įsitraukimas, supratimas ir tai, manau, tikrai padės tuos naujus mokslo metus ir jų pradžią pasitikti, o vėliau ir visus juos gyventi ramiai ir sklandžiai. Atnaujinimai Jonavos ugdymo įstaigose neapsiriboja vien sienų ar stogų remontu. Investuojama į modernesnes mokymosi erdves, jų pritaikymą skirtingiems mokinių poreikiams, taip pat į aplinką, kurioje vaikai gali mokytis, augti ir jaustis patogiai. Dalis darbų dar tęsis ir prasidėjus mokslo metams, tačiau jau dabar akivaizdu, naują rugsėjį Jonavoje pasitinka ne viena atsinaujinusi ugdymo įstaiga. Infarktą patyręs Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas sveiksta. Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas po netikėtos sveikatos išbandymo šiuo metu sveiksta Palangos reabilitacijoje. Ligoninės vadovą infarktas ištiko darbo vietoje Liepos 28-ąją. Pajutęs stiprų spaudimą krūtinėje, jis pats kreipėsi į Jonavos ligoninės reanimacijos skyrių. Medikų pagalba buvo suteikta nedelsiant, o vėliau pacientas skubiai išgabentas į specializuotą gydymo centrą Kaune. Ši patirtis ligoninės vadovui tapo dar vienu argumentu, kodėl regioninėse ligoninėse svarbu išsaugoti reanimacijos paslaugas. Kritiniu atveju kiekviena minutė gali būti lemiama, todėl pagalba vietoje leidžia pradėti gydymą nelaukiant transportavimo į kitą miestą. Šiuo metu Gediminas Ramanauskas daugiausia dėmesio skiria reabilitacijai ir organizmo atsigavimui. Kokios ilgalaikės pasekmės laukia po patirto infarkto, kol kas prognozuoti anksti. Nepaisant sveikatos išbandymo, ligoninės vadovas jau planuoja grįžimą į darbus. Rugsėjį laukia svarbus sprendimai ir darbai. Nuo Jonavos ligoninės veiklos klausimų iki planuojamo krikščioniškųjų gimdymo namų darbo perėmimo. Vadovas tikisi netrukus sugrįžti į įprastą darbotvarkę. Gaižiūnų poligono infrastruktūros plėtrai prasideda žemėtvarkos darbai Rūklos, Užusalių ir Šveicarijos seniūnijose. Lietuvai stiprinant gamybos infrastruktūrą, Gaižiūnų karinio poligono teritorijoje pradedamas žemėtvarkos etapas, reikalingas tolesniems infrastruktūros plėtros darbams. Žemės ūkio duomenų centras pagal sutartį su Krašto apsaugos ministerija formuos ir pertvarkys valstybinės žemės sklypus, atliks kadastrinius matavimus ir parengs kadastro duomenų bylas. Darbai bus atliekami Jonavos rajono Rūklos, Užusalių ir Šveicarijos seniūnijose, įgyvendinant 22 metų vyriausybės patvirtinto rajono savivaldybės dalies karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos bendrojo plano sprendinius. Atliekami darbai sukurs teisinį ir techninį pagrindą, reikalinga toliau vystyti Lietuvos kariuomenės infrastruktūrą. Projektas apims naujų sklypų formavimą laisvoje valstybinėje žemėje, 8 esamų sklypų padalijimą, krašto apsaugos tikslams numatytų jų dalių paskirties ir naudojimo būdo pakeitimą, sklypų sujungimą bei kadastro duomenų nustatymą. Galutiniame etape planuojama suformuoti 10 žemės sklypų. Šios sutarties darbai bus atliekami tik valstybinėje žemėje, privačių sklypų paėmimas pagal ją nenumatytas. Pertvarkant dalį valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisę valdomų sklypų, paskirtis ir naudojimo būdas bus keičiami tik krašto apsaugos tikslams numatytoms jų dalims. Valstybinių miškų urėdijai liekančių sklypų paskirtis ir naudojimo būdas nesikeis.
Pagrindinius sutartyje numatytus darbus specialistai atliks per 11 mėnesių. Toliau sinoptikų pranešimai apie penktadienio orus. Penktadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių. Nakties temperatūra 10–13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių, aukščiausia temperatūra 18–24 laipsniai šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki penktadienio. Viso geriausio.